pristatau 7 klasės tobulą dienos planą. Taigi aš manau, kad grįžus po mokyklos reikia sau leisti šiek tiek atsipalaiduoti. Sakyčiau, pirmą pailsėt, iš karto ir pavalgyti, atgauti jėgas ir tik tada daryti kitus darbus. Pavalgius, kai jau truputėlį pritinksit, galite rašyti savo dienoraštį, prarasti laiką su savim, bet ne telefone ar kompiuterį, o tiesiog galbūt nuveikti kažkokią fainą kūrybišką veiklą. Na ir tada ateina metas daryti namų darbus, aš jų tikrai nesiūlyčiau užsivėlinti ir pradėti iš karto. Tada bent jau pusvalandį skirčiau grynam orui, tiesiog išeiti pasivaikščioti, galbūt pavedžioti šunį. Tas pusvalandis būtų skirtas namų darbų pasitikrinimui per Astrąją programėlę, tai tiesiog rekomenduočiau naudoti ją, kad galėtumėte sutaupyti daugiau laiko, nes aš pati, kaip pasakyti, aš mėgdavau iš tikrųjų mokytis, bet man patikdavo sutaupyti laiką, taigi per šią programėlę tikrai tą galite padaryti, nes tiesiog galite kelti savo namų darbus ir pasižiūrėti, ar viską padarė teisingai, ir jeigu ne, jums viską parašys ir galėsit savo ramiai tęsti su kita veikla, kuri, aš manau, irgi labai svarbi, jūsų hobiai ar laikas su draugais ar šeima. Sakyčiau, kad yra laikas daryti savo vakaro rutiną. Susigalvokit, galbūt norit daryti jogą pusvalandį, ar medituoti, ar skaityti knygą. Tai tiesiog skirkit savo pusvalandį, kuris tikrai nėra ilgas laikas ir jį praleisit geriau darydami kažką naudingo savo, negu žiūrėdamos tiesiog filmą. Laikas ir vakarieniai, labai svarbi dalis. Ir man gerai veikiantis dalykas, kad pasikartojimas prieš kitos dienos kontrolinius darbus ar testus, tai tiesiog rekomenduočiau tą pačią programėlę Astrąjai ir 15 minučių skirsit, biškai praeisit ten, padarysit kokius testus ir bus tikrai pasiruošęs. Paskutinis pusvalandis yra pasiruošimas miegui, pasidarimas savo skincare rutinos, jeigu tokią turit. Jeigu norit, galite pasidaryti garbanas su kojinėm, žodžiu, pasiruoškit kitai dienai. Aš manau, kad turėti rutiną yra labai gerai.